rytas. Važiuoju savo seną labai vietą, kur nebuvęs už 100 metų. Pabandysiu pagaudyti plekšnį šį kartą. Nu, ten visokių žuvų iš tikrųjų papuldavo. Net gerąją gal, netyčia užplius. Žiūrėsime, jeigu vieta bus neužimta, nes ten tik vienam žmogui atsisės galima. Gal kažką ir pagaus. Vieta čia nėra labai baisiai patogiai, jeigu didesnį užkibs, bet tegul tik užkimba. Šiandien mūsų laitai atrodo taip. Midijas, krevetas, kalmaras ir skumbrės turiu. Bandysiu dabar su 2 skirtingom sistemom. Viena bus tokia. Čia šiek tiek didesnis kabliukas. Kita sistemėlė. Vien tokių vėlučių. Pavadėlis ir nedidelis kabliukas. Apačioje irgi tas pats. Skumbrė tai jau vakarykščia, tai biškį stiliuko reiktų pasukti. Daug labai nereikia, tik kad laikytus kai meti. Toli pradžiai nemesiu. Gal čia bus prie pat. O jeigu tik bandysiu visaip, turbūt ir iš šoną, ir toliau, ir arčiau. Ir masalus čia jom reikės keist, nes ta plekšnė tai labai įnoringa. Žiūrėk, tai užkibo ant skumbrės, tai po to jau nori kalmaro ar krevetės. Ta pirma plekšnė. Taip jau pupiškinai čia. Kitos jau tampa. Pirma plekšnytė. Užkibo ant to didesnio gabaliuko. Ne iš didžiųjų tokia. Šitą turbūt paleis. Sudėjau ir ant šitos dabar 2 mažesnius kabliukus, nes labai jau tas mažytės ten tampa. Tai nuo patinio dėjau krevetę, ant viršutinio midijas uždėjau. Žiūrėsim, kas čia jom labiau. Iš karto tik užmetus kibimas. Plekšnytė mažytė tampa. Pasyviai dar kol kas tai patampa, biškį palieka. Vėl patampa. Vanduo pakils, gal geriau pradės kaip. Ir ant mažiukų nepakarto žiū. Turbūt visai mažytė skimba. Kitos pasikirto. Čia dar baika visai tokia. O, raja mažytė. Šitą ir tikėjaus pagauti iš tikrųjų. Gerai, kad nedidelė, tai galima ir įsikelti. Tai. Ant šitos kažkas tai yra. Jam bus plekšnytė. O, čia net 2 yra. Šitas irgi nedidelės, tai irgi atgal. Viršutinė midija. Apatinę skumbrę dėjau. Šitos ant viršutinio dėjau midiją ir krevetės gabaliuką. Apatinę kalmaro juostelę. Kalmaras gaudo ar krabas. Tai jau gera kažkokią paėmė. Visai neblogą paėmė.
Nu, nusiėmiau didelį kabliuką. Galvojau, kad čia didelių nebus. Jinai lindo kažkur. Didelis kimba, ant mažų kabliukų gerai. Na, ne iš lengvų iš žuvelio papuolė. Ant plekšnės sistemos. Yra reikalų. Biškiau didesnį šį kartą. Na ir ką dabar? Lemana. Jam pareiktų gal stabdį atsileisti. Maža ką. Dabar reikia kažkaip jau brauti žemyn. Bandyt paim, gal jie be kabliai šiais paim, kad nežalot. Čia vieta tai tikrai ne iš patogiausia. Spygliuota. Midės iškart nukapojo, ant kalmaro nieks nejudina. Dabar uždėjau krevetį ir viršutinės skumbrės gabaliuką. O dar viena raja. Tai irgi nebloga, visai panašu. Kažkur žydėjo. Nenori dar. Buvo vėl ant skumbrės. Per viršų net matot kabliukas mano. Skubimo net nebuvo, meškerės norėjau permest tik tais. Pakeliu žiūri, kažkas tai sėdi nedidelė. Tiesiai bus plekšnė, prarijus ir tupi vieną vietą. Ja. Vidutinio dydžio. Nedidelė šios kotai kimba šiandien. Man jau ilgai tampa, bet jis neužtampa normaliai. Pabaksnuoja ir paliekam. Belin kaip jinai čia man ilgai tempia. Kelias minutės turbūt jis pabaksnuoja. Prisibaksnuoja. Čia irgi baika visai. Man bus mažytė raja. O, dar viršai plekšnė kabo. Šįkart mažesnė. Bangavo iškart į dugną. Visas rajas vienu vietu iškibo. Ten matyti, koks lizdelis yra ar kas. Plekšnės nelabai kimba toj pusėj, bet rajas visai neblogai.
Nedidelės visai plekšnytės. Barbanai nežinau. Ant šitos meškerės tik tai plekšnės ir tik kimba. Nei vienos rajas nepagavau. Dar viena nedidelė. Dar viena raja. Šitą panašu, kad irgi nebloga bus. Svoris jaučiasi geras visai. Jeigu kam įdomu, tai raja nevalgoma. Jeigu pagausi, tai ją geriau paleist. Valgyt gali, bet tikrai nėra skani ir ne tokia žuvis, kurią reiktų maistui imti. Reikia kažkaip tai leisti žemyn. Ateik, ateik. O, atsikabino. Šitą greičiau paleidau. Spėjau įtempti, jau duoda plekšnytę. Čia jeigu tokias mažytės, kaip tai man atrodo, reikės dėti didelį gabalą ir bandyti ant rajos mest geriau. Dėsiu dabar sistemėlę vis tik su didesniu kabliu. Nu, paėm greičiau. O šitą jau nebloga gal. Buvau kaip tik norėjau pakeisti sistemą, dėti ant didesnio. Visai gražiai užkibo viena. Kažkokia kudoka, tai irgi paleisiu šią. Jo, didelį gabalą ant tos sukeičiau vietą meškerės, bet vis tiek kimba ant tos pačios visas. Bet panašu, kad tą didelę reikės irgi nuimti ir dėti mažiuką, nes vis tiek plekšnytės tampa. Ta raja, tai va, kaip matot, paimu ir ant mažo gabaliuko visai neblogai. Važiavau šiandiengi plekšnių gaudint, bet kad visai ne plekšnės kimba. Bet dėl to pyk labai irgi negalima turbūt. Šį kartą ant viršutinio užkibo. Šitą užkibo ant kalmaro, ne ant skumbrės kaip kitos. Šiek tiek keista, kad kimba visas rajas ant vienos meškerės. Bandžiau ir vietom aš čia sukeist, bet vis tiek. Ir sistemą skaičiau. Viskas ant tos pačios. Dar tokios pasivelna.
Jei, kimba, nežinau, kurią tai žiūrėjo dabar. Irgi nebloga. Vėl bus raja. Genau. Tik nusileidai iškart jau tampa. Paskutinė šios dienos žuvelė. Vėl nedėtukė plekšnė. Tai va tokia čia mano to plekšnė žuglė šiandien netikėta gavosi. Gaudžiu plekšnės, bet kibarajus. Pagavau ir plekšnės, bet neįspūdinga dydžiai labai kažkaip tai. Visos mažytės, viena tokia panašesnė papuolė. Šiandien tada tiek tos žvejybos. Matysim kitą kartą.